Ar apie pačios pievos apibrėžimo taisyklės, ne? Ar ten gali likti krūmai ar ne? Didžiai Agri komisija atsakė, kad viskas yra jūsų rankose, nacionaliniai teisė. Tikrai ne, tą, ką jūs skaitėte, yra ne tai. Jūs kalbate apie tai, kad pievose gali būti ir likti krūmynai, kelmai ir panašiai. Taip, sutinku, turi likti ir tas keitimas yra Cituoju pabaigą. Tačiau Lietuvos valdžios institucijos gali siūlyti bendro žemės ūkio plano strateginio plano pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į vietos ypatumus ir poreikius. Visiškai teisingai. Ir tie pakeitimai yra pasiūlyti aptarti su ūkininkų sąjunga, su taryba ir jie yra pateikti keitimui. Atsižvelgiant į vietos ūkio pakeitimus, bet esamo reglamento rėmuose. Aš kaip ūkininkas turiu jums klausimą. Ar man pavasarį reiks atsėti daugiametės pievas? Tai va, dirbam to, kad nereikėtų. Laukiam sprendimų iš jūsų. Kolegos, vertinkim atsakymą naujoj sistemai – makaronais. Ačiū.